pasaka mažiesiems. Nacionalinio vaikų literatūros konkurso pirmosios premijos laimėtoja Raminta Balturšytė. Kalvėnų miesto paslaptis. 7 dalis. Lange virš balkono užgeso šviesa. Pilaitė kalvos viršuje vėl stovėjo tamsi ir tyki kaip visuomet. Tačiau Enė suprato, kad po to, ką šią naktį išgirdo, jau niekas niekada nebebus kaip anksčiau. Nei jam, nei jo tėčiui Enikščiui. Sužvarbęs dar ilgai tūnojo balkone. Nebuvo pratęs prie šalčio, tamsos ir drėgmės rudens naktys tokios ilgos, šaltos ir ūkanotos. Kažkur ten pliumsės pelkiai viso to turbūt į valias. Pamanė savo, klausydamasis tolimų šventės atgarsių slėnio apačioje ir nakties tylos. Rytuose virš ošiančiosios girios ryškėjo šviesos ruoželiai. Artinosi aušra. Daugiau delsti nebegalima. Reikėjo pamėginti paslapčiai smukti vidun. Tylutėliai pravėręs langą ant pirštų galiukų, Enis įlindo į tėčio kambarį. Patamsyje apgraibomis pritykino prie lovos pasienyje. Enikščias vartėsi ir kažką neramiai murmėjo per miegus. Enis kuo atsargiausiai palietė miegančio tėčio krūtinę. Ten turėjo būti slaptoji kišenė. Buvo nužiūrėjęs pro plyšelį lange. Nesunkiai ją užčiapė, viduje sušiukšdėjo beržo tošis. Tyliai ir vikriai ištraukė ritinėlį. Jau numanė, kas ten parašyta. Tėtis meras neprabudo, tik per miegus tarsi atsiduso. Enis paskutinį kartą apžvelgė kambarį, skendinti tamsiuose šešėliuose. Nesitikėjo čia kada nors sugrįžti. Tada tylomis vikriai nėrė į balkoną. Kaip įmanydamas atsargiau užvėrė paskui save duris. Saulė jau buvo aukštai, bet pro debesis jos nesimatė. Paryčiais pakilęs rūkas niekaip nenorėjo sklaidytis. Užsiglaudusi už šermukšnio vieną vienutėlį ošiančiojoje girioje verkė Ukė. Ta ankstyvą rytmetį parbėgusi namo ji pastebėjo aplink slampinėjant neaiškius šešėlius. Gal ten būta Merijos sargų, gal driežagalviai tykojo Rūke. Paskui pasigirdo besiartinantį žingsnį ir Rūkė apsigręžusi nubėgo šalin. Jos smulki figūrėlė greit ištirpo balzganose rudens miklose. Miškinukė pasijuto visai bejėgė. Nebeliko, kas galėtų jai patarti ar padėti. Ko gero, piktieji sargai sugavo ir senelę Ukilę. Vis dėlto galbūt reikėjo grįžti į miestą ir bent pamėginti visus įtikinti, kad Merijoje dedasi negeri dalykai. Bet abejojo, ar pasiseks, kai visur slankioja neaiškus padarai. Ukei buvo baisu ir driežagalvių ir mero sargų. Bet galiausiai jie atsitiesė, nusišluostė ašaras ir pasuko keliuku atgal, abiem rankom tvirtai laikydama tošelę. Mums tebereikia grįžti į miestą. Netikėtai šalia pasigirdo mielas balselis, kad Ukė net išsigąsti nespėjo. Visas šlapės nuo rasos, iš krūmokšnių išniro liaunutis miškinukas, susisupęs į juodo šilko apsiaustėlį. Kaip tik tas pats, kuris pakvietė Ukę šokti pirmąją šiltą drungnių naktį. Ak, kaip tai buvo seniai. Dabar jau buvo be kaukės ir nors viskas aplink skendėjo Rūke, Ukė jį atpažino. Tai buvo Enis, mero Enikščio sūnus. O jie nadien manė, kad tai kokios nors tolimos girios giminės vaikas. Iš kur tu čia atsiradai ir ką veiki? Griežtai paklausė miškinukė. Gal Enis rezga irgi kokias klostas lygiai kaip ir jo tėvas, todėl ir slepiasi savo bokšte. Turiu kitą sutarties dalį, paprastai atsakė Enis. Ukė nepatikliai nužvelgė miškinuką. Ar žinai, kas ten rašoma? Paklausė šniurikštelėjusi nosytę. Kad meras Enikščius aukoja miškinukų vaikus šlapynės pliumsiai. Sužinojau tai šiąnakt, liūdnai ištarė Enis. Tada papasakojo, kaip ketino patekti į šventę ir netyčia nugirdo tėčio ir raštininko Tekliaus ginčą apie Kalvamiesčio mero ir šlapynės valdytojo sutartį ir visus dingusius miškinukus. Ne vien tai žinau ir kodėl Enikščius aukoja pliumsiai vaikus, su karteliu ištarė jis, baigdamas pasakojimą. Ukė visai sumišo. Kaip turėtų jaustis miškinukas išgirdęs apie savo tėtį tokių dalykų? Paskui jį prisiminė ankstesnius Enio žodžius. Parodyk man tą sutartį, paprašė. Enis pažadėjo atėjus metui taip ir padaryti, nuo dabar jis norėjo išgirsti, kas nutiko Ukės draugams. Miškinukė papasakojo, kaip pasimetė sūnuku, kaip prarado Aukę ir Pinę ir kad nežinanti, kur pasidėjo senelė Ukilė. Tada ir vėl pravirko. Enis nejučia palietė po apsiausteliu paslėptą sutartį. Manau, mes galime visus juos išgelbėti, ištarė susimastęs. Iš pradžių Ukei pasirodė, kad jai pasigirdo, tačiau vis tiek pakėlė šarotą veidelį. Kaip? Vos girdimai sukuždėjo. Enis papasakojo, ką sumanęs. Turime nukakti į šlapynės pelkę ir grąžinti tą sutartį pliumsiai. Iš šlapynės pelkę?
Vieno tos minties Ūkė pašiurpo. Tada Pliumsė privalės paleisti visus pagrobtus miškinukus, paaiškino Enis. O kodėl taip manai? Sumurmėjo Ūkė. Argi ji mūsų klausys? Turės klausyti. Žinau tai, nes mokiausi girios gyventojų įstatymo ir miškinukų papročių. Ūkė baugščiai apsižvalgė. Rūkas šį rytą vis nesisklaidė. Girioj buvo tylu, tik girdėjos, kaip rasos lašeliai krinta nuo lapų. Ar tikrai manai, kad gali mums padėti? Įtariai paklausė. Gal tik nori nuvilioti mane į pelkę? Enis tik gūžtelėjo pečiais. Pačiai teks nuspręsti. Noriu ištaisyti tėčio klaidą, o tam turiu nukakti į šlapynę. Galėtum parodyti man kelią. Juk buvai ten, bet turbūt bus saugiau, jei čia kur nors pasislėpsi ir palauksi. Kiek pagalvojęs, labai rimtai pridūrė. Jei kitą dieną nukas ir kiti negrįž, tada verčiau eik ir prisiglausk pas giriagalius. Pasakęs, ko norėjo, jis apsisuko ir patraukė į girios gilumą. Palauk, šūktelėjo Ūkė. Padėsiu tau, nors pati nesuprantu, kodėl taip darau. Enis stabtelėjo ir nusišypsojo. Tada negaiškime. Buvo jau gerokai dienoja, kai galų gale jie pasiekė šlapynę. Rūkas išsisklaidė ir pro praplyšusius debesis pagaliau nušvito saulė. Pelkės pakraštyje telkšojo nedidelis, dar neužakęs ežeriukas. Lygiame kaip stiklas jo paviršiuje mirguliavo saulės spinduliai. Buvo tikų ir jauku. Enis ir Ūkė įsitaisė ant nedidelės kalvelės, kaip tik priešais tą ežeriuką. Rudens saulė taip švelniai šildė ir ramino. Išvargusi Ūkė susirėtė į kamaliuką ir užsnūdo. Kai nubudo, Enis sėdėjo priešais po pasvirusią pušaitę. Žiūrėjo truputį pakreipęs galvą ir vos pastebimai šypsojosi. Šalimais gulėjo tošinis padėkliukas pilnas prisirpusių raudonų uogų. Apie tokias Ūkė tik iš senų pasakojimų buvo girdėjusi. Štai, pasistiprink, tai spangolės, pažiūrėjai jų daugybė, paaiškino Enis. O tu buvai nuėjęs prie pelkės? Sunerimo miškinukė. Šiaip ar taip vis tiek turėsiu ten patekti, tyliai ištarė Enis. Ką nori tuo pasakyti? Paklausė Ūkė. Tada Enis parodė savo tošelę. Paaiškino, kad ant kurią surado Ūkė su draugais yra antroji sutarties dalis, o jis turi pirmąją svarbiausią. Įvykdžius jos sąlygas, antroji sutarties dalis nebetenka galios. Ritinėlis buvo gerokai apsilamdęs ir bent kartą kiaurai peršlapęs. Žodžiai buvo padriki ir susilieję vietomis beveik neįskaitomi. Vis dėlto Ūkė šiaip netai perskaitė. Šioje sutarties dalyje Enikšis pažadėjo Pliumsei savo sūnų Enį. Tai perskaičius Ūkė pratrūko. Ką jūs savo galvoja tas meras Enikšis? Švaistosi pažadais ir dalyje vaikus, kam papuolė? Ir kaip jis iš viso atsidūrė Pliumsės valdose, juk padoros miškinukai prie pelkės net nesiartina. Enis tik tylomis stebėjo pelkę. Kai Ūkė pagaliau nurimo, papasakojo, ką ketina daryti. Jeigu grąžinsiu Pliumsei tą sutartį, ji privalės paleisti visus pagrobtus miškinukus. Ūkė temtai mąstė. Taip, tada turbūt visus paleis, lėtai ištarė. Bet juk pirmojoje sutarties dalyje Enikšis prižadėjo Pliumsei tave. Enis linktelėjo. Tačiau juk taip ir turėjo būti. Ūkė niekaip nenorėjo su tuo sutikti. Mes rasime kitą išeitį, pasitarsime su vyresniaisiais girios miškinukais. Jie tokie išmintingi, tai tegul ir sprendžia, tik nereikia skubėti. Enis atsakė, kad ir jam labiau patiktų tokia išeitis, tik kad tokios nėra. Jis pamėgino paaiškinti tai Ūkei. Nei išminčiai, nei kariai neką te galėtų nuveikti. Miškinukų valdos, o švenčioji giria, o šiuose vietose galioja kiti pelkės įstatymai. Tačiau tiek pelkių, tiek miškų gyventojai laikosi savų sutarčių. Bet Ūkė nenorėjo nieko girdėti. Tada Enis parodė į pelkę ir tarė. Pažvelk, kažkur ten įkalintas pagalbos laukia nukas ir dar nežinia kiek miškinukų. Jiems daugiau niekas negali padėti, juk supranti tai. Ūkė šniurkštelėjo nosytę. Kaip ketini ten patekti? Paklausė. Enis pasakė šoksęs į liūną, jei neliks nieko kita, bet galbūt to neprireiks. Kurį laiką abu žiūrėjo į pelkę, Ūkė mėgino ką nors sugalvoti, bet jie tarsi koks tingulys suėmė. Tokia jautėsi įsibauginusi. Po kiek laiko Enis vėl prabilo. Na, metas. Nenorėčiau, kad mus čia užkluptų naktis. Enis paprašė, kad Ūkė atiduotų jam antrąją sutarties dalį. Ūkė pažvelgė į pelkę, paskui į Enį, ramiai sėdinti šalimais. Narsiai krestelėjo garbanėlės ir pareiškė. Pati nunešiu. Jau kartą tavo tėtis pas pelkės valdytoje vyko vienas ir štai ko viskas baigėsi. Tad nemanyk, kad išleisiu tave vieną. Enis tvirtai suėmė Ūkį rankas. Pažadu, tau nieko bloga nenuteks. Tačiau būtų gerai, jei pabūtum mano liudytoja. Kiek pagalvoja su karteliu pridūrė. Nenorėčiau, kad liudyti atsiliūkintų tas klastūnas teklius.
Jie nusileido takeliu žemyn, apėjo ežeriuką, lengvai peršoko per kemsus ir netrukus atsidūrė prie liulančio klampaus liūno. Kaip tik čia prieš keletą dienų Ukė vos neįkliuvo į pelkės spąstus. Enis išsitraukė iš kišenės akmenuką ir įmetė į telkšantį vandenį. Į šalis pasklido ribuliai. Stačiai jiems po kojų iš vandens kilo ir sproginėjo mažyčiai oro burbuliukai. Enis pasilypėjo aukštėliau ant samanoto kupsto ir kiek pajėgdamas skardžiu balseliu sušuko. Enis, kalvamiesčio mero Enikščio sūnus atėjo pasimatyti su pelkės valdytoja Pliumse. Enis, mero Enikščio sūnus atėjo. Aidas virš ežeriuko gailiai pakartojo. Eni, Eni, Eni. Neperžvelgiami šlapinės vandenys suburbuliavo, kunkuliuodami pakilo rudi, turnėsiai atsiduodantys purslai. Iš liūno pamažu paviršiun išniro margaspalvis atrakcionų parkas. Laiveliai, bokšteliai, vagonėliai, neregėti žaidimai ir karuselė. Vaivorykštės spalvom raibuliuojantį juokų palapinė. Skanėstų krautuvėlė ir nuostabusis apžvalgos ratas. Jiem kylant tarsi lelijo žiedai skleidės dailučiai krepšeliai. Suskambo varpelio muzika, atrakcionai supavosi vakaro saulės spinduliuose. Viskas buvo lygiai taip, kaip ir aną kartą. Vienas iš vandens žolių nupintas žiedas jų akise tarsi kviesdamas prasivėrė. Pasisupsime? Paklausė Enis imdamas Ukei už rankos. Miškinukė tylomis linktelėjo. Atsispyrė nuo kupsto, jie nesunkiai šoko į supuojančią virš vandens pintinę. Padvelkė dumblu ir drėgme. Pintinė su miškinukais pamažu ėmė kilti į viršų. Enis paklausė Ukė, žinanti, kad toks ratas dar vadinamas kipšo ratu. Ukė tik papurtė galvą, kalbėti ji neįstengė. Prieš akis vėrėsi visa šlapynės pelkė. Apaugę meldais telkšojo žalsgani vandenys. Skaičiai žaliom ir raudonai rudom samanom apėję kemsynai bruknėm raudonojančios salelės apsuptos pavojingo kibaro. Pakraščiai skerojantis gailiai ir vaivorai, skurdus liauni krūmokšniai. Ore draigėsi voratinkliai, jų švelniuose gyjuose spindėjo rasos lašeliai. Tulumoje svirpė žiogai. Vakaro saulės nurausvinta pelkė atrodo netgi graži. Apžvalgos ratas akimirką steptelėjo ir pamažu ėmė leisti žemyn. Pro pintinės kraštą miškinukai žvelgė į artėjančius rudus vandenis. Ačiū, kad esi su manimi, tyliai ištarė Enis. Ukė neatsakė, tik tvirčiau įsikibo miškinukui į ranką. Pintinės sandariai suskliautė savo žiedlapius ir paniro į liūną. Su paskutiniais saulės spinduliais prasmego ir visas atrakciono parkas. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.